Labą dieną, aš esu Karolina ir man 9 metai. Šiandien aš jums parodysiu fizikos pabandymą apie medžiagų poveikį. Pirma reikės man buteliuką vandens, flomasterių ir adatą. Reikės pirmą įdurti skylutes. O sakai, nereikia užrašyti užrašo? Pirmą reikia pasirašyti. Neatidaryk. Taip. Na gerai, tai papasakok mums, ką dabar reikia daryti. Reikia įdurti skylutes. Bėga. Na, ar dabar bėga kas nors? Pakelk. Ar bėga? Ne. Nebėga. Jeigu atsaki, tai O! jis bėga. Bėga tikras fontanas. Čia tai dabar bėga vanduo, bet kaip užsaki, tai nustojo. Kodėl? Kas į butelį patenka, kai tu jį atsuki? Atsuk kamštelį ir pagalvok, kas į jį patenka. Oras, Ir kiek to oro įeina, tiek vandens. Ką padaro? Na kas vyksta? Kas dabar su tuo vandeniu vyksta? dabar bėga vanduo iš butelio. Na tai va, dėl to, kad į jį įeina oras. O dabar vėl užsuk. Ir kai oras į butelį nebeįeina, ar išbėga vanduo? Na, jei tik tai bėga vanduo, kaip taip spaudė. Taip, nes tu naudoji jėgą. Tai va čia ir yra tas medžiagų poveikis. Jeigu oras veikia, oras įeina, tai jisai spaudžia vandenį. Jeigu tu su ranka paspaudi, tu panaudojus jėgą, tą vandenį irgi išleidi iš butelio. Taip? Taip. Na, tai kaip tau patiko šitas bandymas? Labai. Labai gerai. Ačiū.